vienas iš didžiausių mitų, kalbant apie teologiją, kad niekada nesusirasi darbo, niekada negalėsi nieko dirbti, sėdėsi kažkur bažnyčioje ir nieko neveiksi. Tai čia turbūt didžiausias mitas, nes taip nėra. Teologijos studijos gali atrodyti labai rimtos, nesuprantamos, sudėtingos, bet taip nėra, nes pirmas dalykas, kas man šauna į galvą, tai yra būtent dėstytojai, kurie pasižymėjo labai gerų humoro jausmų. O antras dalykas, tai visiškai naujas požiūris į tam tikrus tikėjimo dalykus, kurį aš gavau. Humoras, kalbant apie tikybos pamokas, yra irgi neišvengiamas mano palydovas. Manau, kad galima suprasti tikėjimo, bažnyčios, Dievo klausimus, konceptus žymiai patraukliau per humoro pusę. Šita scena mane labai džiugina visą laiką, nes aš, kai esu stambus, tokioj dideliai scenai netrodau toks stambus ir turiu labai daug prisiminimų su ją. Šitoj vietoj kalbėjau per savo baigimą studijų. Maždaug ties čia esu kalbėjęs mokytojam ir mokyklų vadovam. Esu buvęs ten kulisėse, bet dabar nerodysiu, nes ten mūsų daiktai sudėti. Tai man šitą sceną kaip namai realiai. Mano viena didžiausių svajonių buvo studijuoti archeologiją vaikystėje ir vėliau aš labai daug domėjausi istoriją ir todėl kažkaip nusprendžiau, kad reikia ir šitas žinias dar pagilinti. Tai įstojau į istorijos magistrantūrą VDU. Šie dalykai man yra labai reikalingi, todėl kad aš mokau ne tik tikybą, bet ir istoriją ir pilietinį ugdymą, tai visiškai galima sakyti pilnai naudoju šitas studijas. Kodėl aš džiaugiausi Artes Liberales studijomis, galėjau studijuoti dalykus, kurie man nepriklausė pagal mokomąją programą. Tai pavyzdžiui, išbandžiau aktorinį, kas irgi pasirodė kaip vienas geriausių dalykų. Viskas prasideda nuo drąsos rinktis.